Praeitam vlogę matėte. Čia visur stiklas, visur viskas matosi, atsispindi. Sveiki atvykę į naują videoblogą. Esame Los Andžele. Iš karto jaučiasi vaibukas, ne? Kad Los Andžele esam taip pasikirtę. Keliaujam, nežinau, keliaujam kažkur. Žiūrėsim, kur keliai nuves. Rytoj keliaujam į Universal Studio. Tada keliaujam į Disneylandą. Bet turbūt iš šitų abiejų lokacijų bus atskiri du vlogai. Tai teks jums luktelti. Nuo tada, kai va šitą vlogą matot, reikės luktelti bent savaitę arba dvi. Pasikūrė, ką jis čia ruošiasi nulėknus to savo to Lamborghinių. Realiai tai ką tik nusileidom, tai dar vapšė nieks neveikia. Eik tu, nahu, kas čia dabar? Tu nestum. Toka. Toks šopas. Wow. Wow. Taip, tiesiog va. Ten va Hollywoodo ženklas, nežinau ar jų matosi, bet gal kažkaip ir arčiau atsirasim. Taigi, ėjom žvaigždutės. Tai va čia va to žvaigždutės, jei kažkokį pamatysiu vardą įžymų, tai sustosiu, galėsiu parodyti. Žinau, kad manos yra vienas ar du lietuviai ant šitų žvaigždžių. Kažkas tokio. Nu, lietuviai. Buzelis irgi, žinai, skaitosi lietuvis, bet, nu, tai va tokie kaip buzelis lietuvis. Nu, bet lietuviai. Aš neįsivaizduoju, ko žmonės čia varo pažiūrėti. Čia realiai. Va, atvarai. Nu jo, Kennedy, jo, gerai, varai, maladėts. Toks tipo, man asmeniškai, nausen. Aišku, gal dėl to, kad aš nežinau, nei labai ten daug tų aktorių, viskų šitų įžinybių, aš labai daug nežinau, tai gal dėl to man taip ir kažkaip nėra aktualu. Aš pažįstu, karočią, Remigijų Virčylą, Lietuvos popstarą ir viskas, man tiek ir reikia. Aš galiu ramiai va. Atsiminiau, kad būna čia žmonės, kurie pardavinėja tas žvaigždės. Tai reiškia, kad tu sumoki šaibų ir yra kartais žvaigždės, kur nėra nei vardo nieko. Tiesiog tuščios, dar niekas nėra jose įrašyta. Ir jie ten kažkaip ten su kažkuo ten įrašo, nu tipo padaro, kad maždaug tavo vardą ir pavardę. Tai paimsim Remigą, jeigu sutiksim tą žmogelį, pamatysiu, kur jis pardavinėja, kad nepykto manęs. Tai aš šnekėjau būtent apie tokias žvaigždės. Jos tuščios ir aš nesu matęs realybėje, bet jie ar su kažkokiu panašiu tokiu auksiniu užrašo ar kažkas tokio ir gali pasidaryti nuotrauką, kad va čia tu irgi esi tam Hollywoodo visam cirke. Aišku, ten nusivalo, tai jaučiu momentaliai ten. Ir viskas, bet, nu, experiences. Bet kol kas dar tokių nesutikau čia žmonių. Apskritai labai ganėtinai miręs Los Andželas. Aišku, gal dabar ne sezonas, gal dar kažkas, aš neįsivaizduoju, kol kas tuštoka. Ėjom ir dėjom prie visokių va čia, kur jau su ant spaudai šie tokie, nežinau, gal irgi žymybės, kiek mes čia skaitėm, bet tokie va tie, žinai, va tokie va. Biškie kažkokie, blėt, čia man Illuminati vaibai, blėt. Labai mažos rankytės, o kas čia uždainavo? Bahuriukas padainuos. Taigi mes iš New Yorko skridom apie 7 valandas, tai truputėlį esame pavargę. Todėl mes čia atėjom pažiūrėti čia tų žvaigždžių. Ar mes jas žiūrėjom man čia po kojom, kokios jis buvo? Aš tai labiau žiūrėjau į Sangogą, kur čia breakdancino. Dabar keliavom į namo, gal nuvarysim į Walmartą. Nebuvom dar Amerikai Walmartą, norėčiau nusipirkti to Dad aliuko, kur Nelk Boys pardavinėjant. Arba varysim į Louis Vuitton Store pasidaryti Los Andželo štampus, jeigu dar dirba. Tai dar neaišku, kas kaip kur bus, bet pažiūrėsim, kur mūsų gyvenimas nuves. O rytoj varysime į Universal Studio. Palikau kamerą namie, tai su rageliu biškai čia Walmartą pafilmuosiu. Taip, 3 dolcai už tokį. Turnis, vas pokerį, kiek čia yra? 1 galonas, 4 litrai beveik. Valentinui irgi jie čia pasiruošė. Visur rožytės. Bet aš atvariau surasti savo aliuko. Happy Dad, matau ir dar po vieną. Wow. Atik čia, na. Dead Row Records, great. O yra įdomu dar kokio kito skonio. Kas čia? Irgi toks pats skonis. Nu gerai, paimsiu 2. Einu pažiūrėti gal dar. Oho, dar tokį tikrai. O tokį, na. Aš žinau, kad yra dar įvairių skonių, bet aš nematau. Va, norėčiau, radau, va 12 pekų, bet nenoriu išimti 12 pekų. Nes čia galime pasimti tokį 12. Bet yra dar čia skonių, kuriuo aš ne visur ragavęs. Realiai kiek dakoje visokio aliuko pasirinkimo pizda. Kokio nori? Tokių. Ir viskas dėžė. Eidžiai. Tokia Coca-Cola mini, tokie buteliukai išpėjo, ne? Nu tokie kolos buteliukai. Mountain Dew, blėt, gerai šitas duoda Mountain Dew.
atnešti, žodžiu, va tokiam vaibė. Į Prime į kolekciją ir tie. Bet šitą tai bandysiu, tipo, aš visų negerčiu, noriu po vieną liuką paragauti ir bandysiu parvežti kitus į Lietuvą. Čia va, kur sakiau, kad Valentino dienai ruošiasi tokių, jie čia pasikabinė pilna viską. Drugeliai skraido. Sveiki, laba diena, nauja diena. Šiaip tai belekaip stipriai lyjo, mes jau grįžom iš Universal Studios, tai jūs pamatysite, aš jums nespoilinsiu, bet pasakysiu, kad pizda kaip lyjo. O dabar mes keliaujame į savo mašiną. Tokį va pasiėmėm. Aišku, aš kadangi tik tai 7 mėnesius esu įsilaikęs teisės, tai aš jaučiu negausiu pralėkti. Nelabai aš ir norėčiau pralėkti, nes man kažkaip pripratęs prie mūsų Merso karočio. Pas mūsų Mersas yra jaučiu protingesnis negu aš. Jis ten man ir papipsi ir pasako, kad gal nesuktų ten į dešinę, gal čia ir atsargiau. Tai aš biškai gal dėl to bijočiau. Nes labai aš jau pripratęs, aš jau tos Z kartos vairuotojas, kur nors man 2.6 ir 2.7, bet let's go. Tai va, čia yra Dubajaus štampas, čia yra New Yorko štampas, čia yra Skorpiono Louis ženklas ir dabar keliaujame mes pasidaryti Los Andželo štampo. Atvykom ir pasakė, kad jie čia neturi štampo, reikia varyti į Rodeo. Tai gal užsuksim į Rodeo ir dar pasakė, kad dažniausiai jie tik tai deda 2 štampus. Daugiau negu 2 štampų neleidžia. Bet mes matėm tik toje, kad ten žmonės pilna tų štampų prisidarė. Tai toks kaip yra ir tikslas, dėl to tai ir pirki. Tai pažiūrėsim, kaip čia yra iš tikrųjų. Nemanau, kad tai yra tiesa. Ar į Rodeo šiandieną lėksim ar ne. Irgi pažiūrėsim. Dabar čia iš vis esam Akropolį, tai pažiūrėsim, ką čia tas Akropolis jų gero. Smulkus updeitas, ką tik pastebėjau, kad neturiu ant savęs telefoną. Tai visi arba mašinoj, arba pas kažkokį juodaodį kišeniai, arba palikau vieškutį. 3 variantai. Bet manau, kad mašinoj. Nemačiau nei juodaodžio, nei buvau kažkur čia aš atsisėdęs, kad galėčiau pamesti. Labai neapsikraunam, keliaujam žiūrėjom. Ten bičas tiesiog chatą pasistatęs, o mašinų ragelio nevarau, varom į Rodeo, štampai ir po to jau ten su to telefonu žiūrėsim. Bet manau, gal chatui palikau. Nes jeigu kažkas mane apšvarino, vis dėlto mes į Louis dabar nevarysim, nes labai stipriai lyja. Tai nežinau, varysim gal iki namų, biškai namie pačilinsim. Pažiūrėsim, ką čia toliau galima nuveikti, bet čia tam Rodeo, tai čia pilna luxury shopų, bet tai va čia grįšim ir prasėsim, bus iš čia kontento, bus Mykolai iš čia kontento, nusirami. Kitame vloge matysite. Taigi, atkeliavome prie vieno ir vienintelio Hollywoodo ženklo.